mes turim klientą, kuris per paskutinius 4 metus yra turėjo 75 sutartis pas mus aktyvės. Ne? Tai ką reiškia 75 sutartis? Nu, tai paskaičiuokim, tai kiek jis kiekvieną dieną turi, nu ne kiekvieną dieną, bet jis šiandien dieną tikriausiai turi kokias 3-4 einamas sutartis. Ok, man toksai klientas patampa natūraliai įdomus, aš pažiūriu, kokiais jisai produktas atsiskaito. Iš tų 75 sutarčių buvo 70% sutarčių, kurias jis pasirinko atsiskaityti su mūsų Moki 3 produktu. Ką tai reiškia? Per 3 įmokas, jeigu atsiskaitai, tai tau nėra jokio pabrangimo. Žmogus natūraliai planuoja, nors ir uždirba, būtent tas asmuo uždirba pakankamai nemažai, bet jis iš esmės planuoja savo pirkinius, jų turi po 3 iš karto, atsiskaito per 3 įmokas ir sekančią sutartį. Tik vieną išsimoka, ima iš karto sekančią.